Toks mano gimtinės laukas šiandien. Toks jis buvo pirmajam duonmetį po karo. Mane šiandien matyt, tačiau aš jau esu. Guliu paguldytas kur nors pradalgiai ir pirmą kartą gyvenime klausausi savo laukų. Mano plati, valstietiška giminė. O aš, tasai ant motinos kelių, jau pirmoji karta nuo Žagrės. Tačiau nepaisant to, svarbiausias gyvenimo pamokas aš gavau duonos lauke. Žmonės tas pamokas teikia žinoma kiti, tačiau tokie pat darbštūs ir ištvermingi. Mano filmų herojai. Su nerimu ir viltimi vėl sugrįžtu pas juos į mano duonos lauką. Prieš 10 metų pirmą kartą nusileidau į šį akmenos slėnį. Radau nedidelį kaimą keistų pavadinimu Indija, svetingus Jurgio Čaro namus ir 3 jo sūnus – Algirdą, Gediminą ir Vytautą. Šiandien, praėjus 10 metų, tikėjausi rasti Čaro namus pilnus marčių ir anūkų. Ar nenuobodu vienam? Ar neliūdna? Ar nebaisu? Į visus klausimus girdėjau vieną atsakymą. Nėra kada. Nėra kada nuobodžiauti, nėra kada liūdėti, todėl nėra kada ir bijoti. Štai tokia Jurgio Čaro filosofija. 10-mečių senumo ji, tarsi duona sotina mane iki šiol. Tačiau pirmiausia žmogų žinoma sotina žemė, gimdanti ir duoną, ir filosofiją. Vienokia derlingame Indijos slėnyje ir kitokia šiaurės Lietuvos lygumose. Nepamenu žmonių likusių už šio seniai nufilmuoto kadro rėmų. Gerai pamenu kitką. Jeigu priešai, tai nebijok jiems taip ir pasakyti. Mokė mane tąkart Zinaida Zubavičiūtė. Kartoju ir šiandien. Nu, vat man tikrai priešai tie yra. Aš negaliu juos ir dažnai parduotuvės būnu. Nėra paprasta gyvenime būti tokiu principingu, kaip Pilakių apylinkės pirmininkė. Jos principingumas paremtas ypatingų pažinimu, tragišku, karo verpetuose žuvusios giminės likimu. Sesuo Jeva, jai likimas lėmė fašistinės koncentracijos stovyklas. Nu, pardas, kaip jau papuoliau į lageris, taip jau beveik, vienam lagerį davė duonas tokių, va, tu gabaliok tam mes buvom pasidėti, taip jau tik paostys to duonį ir vėl padės. Tu gabaliok reikėjo užtekti 4 dienų, tik maž gabaliok tas duonas. Paostys. 20 gramų. Nu, po 20 gramų dar neišeidė, taip tik tavo bišlėlį paostys ir padės vėl to duoną. Tik duonas, o ne visų vaikėtam lagerį tai išvis. Bet reikia įvalgyti. Draugs, paras, nukot, va pavėsti. Nei aš, nei mano karta, jau nekalbant apie mūsų vaikus, mes nežinoma 20 gramų duonos skonio. Ir te atleidžia mums šios moterys. Nenorime jo sužinoti. Dar nežinia, kokia patirtis laukia mūsų pačių. Tokia patirtis, tokios pamokos kaip šios laukžemės kolūkiečių žaidynės, kuriams vadovauja Ona Kvasienė.
Laimė, dosni Lietuvos žemė turi savo reiklę kasdienos filosofiją. Todėl bijoti, anot Jurgio Čaro, nėra kada. Dairykis nesidairės, o prieš vėją nepapūsi. Taip Zigmas Gurskis, Ignalinos rajono Vilties kolūkio pirmininkas, juokomis pertarė dainos žodžius. Aš dėkingas likimui, suvedusiam kadaise mane su šiuo gudriu, gyvenimu užgrūdintų žmogumi. Prieš pusę amžiaus giriasi Gurskis. Štai šį gandralizdį į esą atnešė gandrai. Ir greičiausiai tai tiesa. Nes kiek pamenu, pirmininkas niekada nesivaržė sakyti, mano laukas, mano, tai ir yra tikrasis mūsų. Nu, tai kalba būtų daug paprastesnė. Jeigu turėtum reikalą su pagyvenusiais žmonėm, kurie, kaip sakant, yra garantuoti žemdirbiai, bet mes juk reikalą dabar turim ir perspektyvoje, tai visą šitos klausimus spręs jaunimas. O kadangi taip, kaipgi padaryti, kad jaunimas atsigręžtų veidų į tuos visus žemės ūkio reikalus, į tuos sudėtingus klausimus, kuriuos mes dabar sprendžiam. Ir reiktų pasiekti visgi, kad žmogus galvotų taip, kad čia, pavyzdžiui, laukas mano, traktorius mano. Bet tada ir būtų, mano supratimo, siektas pagrindinis tikslas, todėl kad iš esmės pasikeistų požiūris į darbą, į turtą, gamtos išteklius ir taip toliau, kuriuos mes dabar kartais labai jau negaspadoriškai naudojam. Taikiai ir turtingai baigėsi skaidrus 83-ųjų duonmetis. Svarbiausioji pamoka. Aš nežinau, ar viską joje supratau, ar suprato mane, ar supras. Tačiau sustoti nėra kada. Nesustodami, šiandien atsigręžėme į savo lauką, į mūsų duonos lauką. Ir mintyse kartojame, rytdienos kaip duonos, rytdienos.